Mėly bendrakeleiviai, šiandien mes keliaujame į svečius pas vieną iš Ziono liuteronų parapijos narių, kuri čia jau daugelį metų lankosi Ziono bažnyčioje, pas ponę Liuciją Šikšnienę. Mes jau susipažinome bažnyčioje per pamaldas sekmadienį ir sutarėme, kad susitiksime jos namuose. Ji labai mielai mus pasikvietė į svečius ir mes turėsime nemažai laiko pasikalbėti apie jos atvykimą į Jungtines Amerikos valstijas, apie jos tėvelius, iš kur ji yra kilusi, bus labai įdomu. Pone Liucija, papasakokit, prašau, iš kokio krašto jūs esate kilusi, iš kokio krašto jūsų šeima? Aš esu gimusi Kaune. Mama dzūkė iš Simno, o tėvelis iš Marijampolės krašto, Suvalkietis. Yra įdomi jo istorija. Mano mamos tėvelis dėdukas turėjo malūną Simne. Žinoma, buvo vėjinis malūnas ir tada vėjas buvo, tai buvo darbo, reiškia. O kaip nebuvo vėjo, tai sustodavo. Tuo laiku mano tėvelis, jis jau biznierius buvo iš jaunų dienų, su savo švogeriu, jie turėjo fabrikėlį ir jie motorus statė. Taip. O tėvelis važiuodavo, žinodavo, kas malūnininkas ar kam reikia, ir jis nuvažiavo į mamos tėviškę ir taip jie susipažino. Jis pardavė tą motorą malūnui ir taip mama su tėčiu susipažino. Aha, tai per verslo reikalus, žodžiu, toks įvyko susitikimas. Ponios Liucijos mama, Ema Mykolaitytė, buvo kilusi iš Grigaičių ir Mykolaičių giminių, kurių šaknys siekia Prancūziją ir Vokietiją. Malūnininkų dinastiją Mykolaičiai puikiai išmanė šį amatą. Juo duoną pelnėsi net kelios šeimos kartos. Ponios Liucijos tėvas Adolfas Kalvaitis buvo kilęs iš didelės Marijampolės krašto ūkininkų šeimos. 20-ojo amžiaus pradžioje du Adolfo broliai, norėdami išvengti tarnybos Rusijos imperijos kariuomenėje, išvyko į Ameriką. O pats Adolfas Kalvaitis tarnavo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos kariuomenėje, grojo smuiku ir trimitu kariuomenės orkestre, o baigęs tarnybą įkūrė savo verslą. O kokios parapijos jų buvo, kam jie priklausė, kokiom parapijom? Jie priklausė Marijampolės parapijai. Jiem gan toli buvo, bet jie tik tai šventėmis nuvažiuodavo. Šiaip sakydavo, mama vis sakydavo, Jošios mama močiutė, jinai ją profesorium vadindavo, jinai vis pamaldas atlaikydavo. Ta miestelį, kiek ten keletą liuteronų buvo. Namuose tiesiog. Kadangi Simnas buvo daugiausia Lenkai ten gyveno ir jie skaitėsi vokiečiai daugiau, jos taip vadindavo bent, o aplinkui ūkininkai tai buvo lietuviai. Tai jinai, mama daugiausiai lenkiškai kalbėdavo, geriau sako kaip lietuviškai, bet žinot, ten kur užaugi. O kaip atsitiko, kad jūs gimėt Kaune? Tai kai tėveliai vedė, jie nusikraustė į Kauną, vienas savo dalį paėmė, kitas savo dalį ir jie atidarė biznį. Tėvelis turėjo maisto ir tokių varžybinių prekybų krautuvę. Ir tada statė namą, aš gimiau, brolis. Liucija Kalvaitytė gimė 1933 metais Kaune, Šančiuose. Po metų į šį pasaulį atkeliavo jos brolis Leo. Šeima turėjo parduotuvę Donelaičio gatvėje, vasarodavo Kulautuvoje ir Panemunėje. Tačiau laimingas gyvenimas laikinojoje sostinėje tęsėsi neilgai.
1939-aisiais Sovietų Rusijai ir nacionalsocialistiniai Vokietijai pasirašius Molotovo-Ribbentropo paktą, vienu iš vėlesnių slaptųjų protokolų Lietuva buvo atiduota sovietams. Suvokdami, kas laukia jų šeimos, Ema ir Adolfas su mažamečiais Liucija ir Leo turėjo bėgti į Vokietiją. Ilgai nebuvom Vokietijoje, nes vokiečiai buvo užėmę Lietuvą tada, bet reikėjo krautuvės atidaryti, tai jie sugrąžino tėvą į Lietuvą ir jis tada vėl savo biznį toliau tęsė, kol 44 frontas artėjo, tada bėgom vėl. Tai 2 kartus jums teko išvykti jūsų šeimai. O ką jūs prisimenat iš tų kelionių, ar prisimenat? Pasakysiu vaikui, dabar aš kaip jau suaugusi pagalvoju, tėvams turėjo būti labai saugu. Vaikas, žinai, tėvų globsti, tu esi saugotas. Žinoma, buvo tokių dienų, ypatingai antrą kartą, kai bėgom, tai buvo bombardavimai, buvo badavimas. Kelionė traukiniais Vokietijos link truko ištisus mėnesius. Pabėgėlių pilni ešelonai buvo nuolat apšaudomi sąjungininkų aviacijos. Viskas atrodė beviltiška, o mes buvome tokie pavargę. Niekada nepamiršiu, kaip jaučiasi visiškai išsekęs žmogus. Taip pavojų, ligų ir nežinomybės kupiną pasitraukimo kelionę savo atsiminimuose aprašė Liucija Šikšnienė. Laivu besitraukdami į Švediją be žinios dingo Liucijos teta Hedvig ir dėdė Erikas. Veikiausiai jų laivas, kaip daugybė kitų, nuskendo užminuotoje ir nuolat apšaudomoje Baltijos jūroje. Ir kur jūs atsidūrėt? Atsidūrėm Thüringene. Tenais tėvelis buvo nusiuntęs iš savo krautuvės prekių, jis turėjo pažįstamų, matyt, bizniaus partnerių kažkokio tai, ir jis buvo nusiuntęs kaip kurios dalykus, reiškia. Ir tenais apsistojom, sustojom ir karas baigėsi, amerikonai užėmė ir po kiek laiko tėvas sužinojo, kad, reiškia, tas komandantas, kuris, amerikonas kareivis, kuris buvo užėmęs tą miestelį, buvo iš New Britain, iš Connecticut. O jo brolis vyriausias buvo į Ameriką atvažiavęs, kadangi tais laikais vyrus imdavo visam gyvenimui į Rusai. Ir tada senelis išsiuntė jį į Ameriką, bet jis ir liko, apsivedė ir liko. Tai mes turėjom, reiškia, Amerikos giminių. Ir tai tėvelis nuėjęs, sako, aš turiu brolį, aš norėčiau važiuoti į Ameriką. Tas komandantas sako, tai tu geriau važiuok greitai iš čia, kadangi mes čia visą tą dalį rusams atiduodam. Tai tėvelis, aš atsimenu tą, grįžo, tai jis buvo išbalęs ir rankos jam drebėjo. Mūsų angelai sargai ir vėl apsaugojo mus. Patekome į amerikiečių zoną ir buvome apgyvendinti senoje Liudvikšteino pilyje prie Vėros upės, kurioje buvo įsteigta DP perkeltųjų asmenų stovykla, prisiminė Liucija. Vėliau šeima turėjo persikelti į vieną didžiausių karo pabėgėlių stovyklų Hanau, kurioje buvo apgyvendinti tūkstančiai lietuvių. Čia susibūrė nemažos liuteronų ir reformatų bendruomenės, vyko bažnytinis gyvenimas, pamaldas laikė iš Lietuvos pasitraukę kunigai, vyko aktyvi švietimo ir kultūros veikla. Mes turėjom savo bažnyčią, žinoma, turėjom, jaunimo ratelis, chorai. Ir, sakau, aš choruose jau nuo kokios 13 metų. Kai tik priėmė, tai ir ėjau. O jūsų konfirmacija, kur buvo... Stovykloj, Dar kunigas Laimanas. Aš jau sakau, aš esu reformatė. Pagal tai, kad konfirmuota reformatų kunigo, ar ne? Aš tik žinau, kad iš Amerikos atsiuntė baltą medžiagą, kad ar mama prašė, ir man pasiuvo mama ilgą, visos turėjom ilgas baltas suknelės. Buvo įdomus laikai. Kaip dabar pagalvoji, žinai, tai kaip mano vaikai augo, kaip aš, tai yra didelis skirtumas.
4 metus Kalvaičių šeima laukė leidimo išvykti į Jungtines Amerikos valstijas. Galiausiai 1948-aisiais Galimybių šalis atvėrė savo vartus karo pabėgėliams. Iš kiekvieno atvykstančiojo buvo reikalaujama garantijos, kad jis nebus našta valstybei. Todėl Amerikoje gyvenę giminaičiai ar pažįstami turėjo laiduoti už atvykstančiuosius, parūpinti jiems gyvenamąją vietą ir darbą. Paprastai liuteronams ir reformatams tokias garantijas suteikdavo Jungtinėse valstijose gyvenę šeimos nariai, išeivijoje veikusių bažnyčių kunigai, bendruomenių nariai ar savanoriai. 1949 rugsėjo 1-ąją 16-metė Liucija su tėvais ir metais jaunesniu broliu Leo iš Brėmeno uosto išplaukė į Ameriką. Laisvės statula mus pasitiko kaip ir daugelį kitų, troškusiųjų laisvės ir naujo gyvenimo. Kiek trukdavo ta kelionė laivu iš Vokietijos? 10 dienų. Kaip jūs prisimenat tą kelionę? Irgi buvo labai įdomu. Man bent. Aš nesirgau, žinau, kad brolis ir tėveliai sirgo, tai aš turėjau laisvę. Galėjau po visą laivą, žinai, nieks mane nestabdė. O koks jūsų įspūdis buvo čia atvykus į Ameriką? Kokie pirmieji tie įspūdžiai, kaip skiriasi viskas nuo Europos, nuo Vokietijos tuomet? Žinai, aš atvažiavau į gan mažą miestelį, Mičigane. Buvo daugiausia vokiečių kilmės žmonės, bet jie vokiškai nelabai kalbėjo, kad per karą, sakė, mes slėpdavom tą. Nebuvo populiaru būti vokiečiu. Nebuvo madinga tuo metu. Ir mes daug pagalbos gavom. Mokyklą, gimnaziją lankiau, bet tenais dar mūsų darbais buvo sunku, tėvas labai turėjo sunkius darbus dirbti, galvojom, į Čikagą jis atsikėlė dėl darbo. O kaip jūsų tėveliams sekėsi čia įsikurti, pragyventi? Tai žinot, taip kaip ir visiems mūsų ateiviams. Tėvas dirbo fabrike, sunkiai dirbo ir aš kaip draugėm pasakoju, sakau, jos tėvelis nebuvo pripratęs prie tokio fizinio sunkaus darbo. O čia, žinai, ten buvo vienas fabrikas ir buvo vadinasi Superior Steel, ten geležiai ir jis turėjo tos geležės iš ugnies traukti. Vienu žodžiu, susigadino širdį. Tėvelis mirė 61 metais. Širdies smūgių gavo. Mama liko viena, tada aš ištekėjau ir Juozu Šekšniaus ir mes pirkom namą ir mama gyveno mūsų name, bet jin man daug padėjo, vaikus padėjo auginti, galėjau mokintis ir dirbti. Ir aš iš karto tėviškės parapijai priklausiau, bet kaip su Juozu pradėjom draugauti ir perėjau į Ziono. Ir nuo to laiko esu parapijietė. Kaip tos parapijos formavosi, jūs gal atsimenat, pasakojat, jūs priklausėt tėviškės parapijai anksčiau, ar ten buvo, kad ten daugiau lietuvių, čia vokiečių kilmės, ar nebūtinai? Buvo ir čia tiek pat tie patys lietuviai ir tenais. Labai paprastai. 2 kunigai ir abudu norėjo darbą turėti. Tai. Viskas. Viens turėjau savo, daugiau klaipėdiečiai. Ten labiau iš Klaipėdos krašto daugiau buvo. Taip, daugiausia klaipėdiečiai, daugiausia mūsų buvo visokių. Mūsų buvo parapija, turėjom, reiškia, 3 kalbų pamaldas. Buvo vokiečių kalba, kadangi buvo daug, buvo mišrių šeimų, kadangi tie tarp savęs vokiškai kalbėdavo. Tai buvo vokiečių pamaldos ir buvo anglų pamaldos, kadangi jau tos buvo iš senovės laikų, žinoma, ir mūsų lietuvių kalba. Tai kas sekmadienio rytą 3 pamaldos. Kunigas Pauperas. Išeivijos liuteronų kunigas Jonas Pauperas savo tarnystę Čikagos Ziono liuteronų parapijoje pradėjo 1949-aisiais, tik atvykęs į Jungtines Amerikos valstijas. Iš Klaipėdos krašto Plikių parapijos kilęs dvasininkas prieškariu tarnavo Jurbarko, Žvyrių ir Kauno liuteronų parapijose, dėstė Vytauto Didžiojo universiteto evangelikų teologijos fakultete, parašė visą eilę teologinių darbų, buvo vienas jungtinio liuteronų ir reformatų giesmyno rengėjų. Sovietams okupavus Lietuvą, Jonas Pauperas pasitraukė į Vokietiją, tarnavo karo pabėgėlių stovyklose, buvo
išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčios senjoru. Tarnaudamas Čikagoje daug padėjo į Jungtines valstijas atvykstantiems tautiečiams, dalyvavo išeivijos visuomeninėme ir kultūrinėme gyvenime. Papasakokit, prašau, savo vyro istoriją. Jis taip pat yra atvykęs, taip pat kaip ir Vyras jūs. yra gimęs Tauragės krašte, Patakiuos. Jis tenais gyveno iki repatrijavimo, jis kiek jis galėjo būti, kokios 14 metų jis buvo, kaip jis išvažiavo į Lietuvą. Iš Lietuvos į Vokietiją. Išvažiavo į Ameriką, jis atvažiavo 52 metais. Jis čia mokinosi, jis baigė rentgenologijos mokslus. X-ray technologist jis buvo. Jis dirbo telefono kompanijai, medical department. Jis buvo labai patenkintas. Vienintelis žmogus, kur aš pažįstu, kuris ne vienos dienos neišleisdavo iš darbo. Ir nenorėjo į pensiją išeiti. Tiek jam buvo, I don't know, jam ten labai patiko. Liucijos ir Juozo Šikšnių šeima susilaukė sūnaus Roberto ir dukters Ritos. Būdama 37, dirbanti ir 2 vaikus auginanti išeivė, gavo Roosevelto universiteto stipendiją, baigė pedagogikos studijas bei įgijo bibliotekininkystės mokslų magistro laipsnį. Profesinis kelias pasuko į mokyklą. Dirbau Chicago's Public Schools, 25 metus iš mokytojavau. Aš turėjau gan daug laimės, atrodo. Pasitaikė teacher librarian vadino. Pasidariau teacher librarian. Tada man buvo gan nesunku. Tai jūsų visas gyvenimas didelė dalis tarp knygų? Jo, atrodo. Ir aš labai daug skaitau. O ką skaitot, ką mėgstat skaityti? Kas pasitaiko? Tiesiog malonumas skaityti. O jo, visuomet turėjau. Kadangi skaitimas, ypatingai aš dabar galvoju, buvo escapism. Užsimiršta tavo visos aplinkybės ir sunkybės. Ir tu įsiveli į kitą gyvenimą. Mama sakydavo, biblioteką nueidavo, kadangi aš vokiškai skaičiau, tai ir stovykloje nueidavo į biblioteką, tai sako, mama parsineša tiek knygų, tai jin bardavo. Ir man neleisdavo, kai roman buvo parašyta, tai jinai, per jauna, tai aš turiu prisipažinti, aš tą lapą išimdavau, kad mama nežinotų. Vienu žodžiu. Kad jai būtų ramu. Kad būtų jai ramu, jau aš skaičiau, ką aš norėjau. Tai jūs pabėgdavot, žodžiu, į tą romaną su savo mintim? O, visuomet, kadangi escapism yra skaitimas, kas daug skaito. It's escapism, it's a good one. O aplankydavo prisiminimai apie tuos pirmuosius namus Kaune, apie Lietuvą, pagalvodavot? Aš visuomet atsimenu, tėvai pasistatė pirmą namą, kai aš gimiau. Ir, žinoma, aš buvau Lietuvoje, tai aš aplankiau pusbrolius, nuvežė parodyti. Žinoma, pasidarė, valdybos namai, pasidarė valstybiniai namai. Ir apleistas buvo nauda. Bet likęs pastatas. Bet likęs buvo pastatas. Kur jis buvo? Šančiuose ant 14 kranto. O jūs, pavyzdžiui, kai reikėdavo kalbėti apie save ar pasakoti apie save, jūs kaip sakydavot, kas jūs esat, jūs lietuviai? Lietuvė. Aš Lietuvoje gimusi, aš stovykloje užaugusi, lietuvių stovykloje. Aš save kitaip nežinojau kaip lietuvė. Bet čia dabar yra jau jūsų namai. Aš buvau 16 metų, žinoma, aš Amerikoje pragyvenau ilgiau kaip visur kitur. Vaikai čia gimė ir širdį Amerikonė turbūt. Jau daugiau Amerikos. Žinoma, mes bažnyčiai visuomet eidavom prie savo žmonių, savo kalbos. Kažkaip tai ypatingai vaikas išmokęs melstis vienoje kalboje, tai toj kalboje ir meldies. Nors ir angliškai galiu, bet lietuviškai kažkaip tai prie širdies. O jūsų vaikams, jūsų anūkams Lietuva ką reiškia? Kiek jie save tapatina dar su Lietuva? O jie skaitosi, sūnus didelis lietuvis, nors jis lietuviškai kalba, bet virsdamas, žinai. Dukra supranta, bet jinai, kadangi jinai daro klaidų, tai jinai nenori. Bet jinai gali susikalbėti. Anūkės, žinoma, bet jos dabar viena anūkė skambino, sako, močiute, aš noriu priimti lietuvių pilietybę.
Sakau, labai gerai. Sako, tu man turėsi padėti dokumentus aš sakau, ateik, mielai padarysiu. Labai įdomu, o kodėl jai tai svarbu yra? Nežinau, bet kadangi vis tiek lietuviškoji dvasia yra išauklėta, užauginta. Tai jūsų namuose visą laiką tokia maža Lietuva buvo? O jo, visuomet buvo. Ir apeigose, kaip minėjau, kūčių vakaras ir visos šventės, visuomet tai mūsų vaikai visuomet, ir šiandien dar vaikai atvažiuoja per šventės į mūsų bažnyčią. Ir jums ta bažnyčia labai svarbi, nes tai yra jūsų visą gyvenimą. Antroji šeima. Aš sakau, kartais esam 4, kartais esam 2, kartais esam daugiau. Baigėsi, bet čia toks yra gyvenimas, nieks nelieka amžinai. O jaunimas, mano vaikai ir krikštyti, ir konfirmuoti, ir šliūbą ėmė mūsų bažnyčioje. Bet kada jie turi savo šeimas, jie ėjo ir kai savo vaikus turėjo, jie ėjo į vietinės savo bažnyčias, kadangi vaikai, savo draugai, žinai kaip yra. Nu ir taip. Išsiskirsto. Bet jūs esat. Kol kas. Kol Dievas duos, laikys. Aš vis sakau, mano mama, kaip jinai buvo, jau buvo apie 90, pradėjo biškį neprotauti, buvo senility. Tai aš sakydavau, Dieve, žinai, jeigu tu man ir atimsi kelius arba nepaeisiu, tik netim protą. Ir Dievulis mane išklausė. Nepainu, bet dar protauju, dar atrodo protauju. Gyvenimo keliais lydėjai, už rankos tu mane vedei. Ir kai tamsi naktis grasino, tu mano širdį drąsinai. Vedei mane tu per pasaulį, padėjai rasti tikrus kelius. Tu mano būtį pildei saulę ir saugojai visus žingsnius. Angelas sargą tu man skyrei, kai aš prašiau tavos globos. Ir kai širdis mano nerimo, tu man davei naujos jėgos. Už visą tai aš tau dėkosiu, su giesme, maldomis darbais. O Dieve, kuris visus globoji, vadinki mus savo vaikais.